Labadiena, sveiki įsijungę tiesioginę transliaciją 7bet nacionalinė krepšinio lyga jūsų ekranuose ir šiandien dar vienas susitikimas tarp Vilkaviškio Perlo bei Klaipėdos Neptūno Akvase. Leščiauskas apvagia Mantvydą Žukauską lygioje vietoje ir deda iš viršaus. 4 minutės jau prabėgo šiose rungtynėse. Žukauskas pats iki galo, 2, pelno Kristupas Grybas. O čia vėl Mantvydas nori žaisti vienas pats. Pažarauskas į baudos aikštelę. Tu amerikietis praleido paskutinės rungtynės. Žukauskas pats iki galo Metrikiui. Makbraidas į baudos aikštelę ir 2 taškai krepšinio keitė. Metrikis dabar prisirinko, nereikia. Neseniai pasirodė aikštėje pirmą kartą. Makbraidas puikiai palenda po Brazauskų ir didina. Yra Modestas Žauneriūnas. Čia Bancevičius pats iki galo. 2 sudėtingi. O čia irgi 2 taškai vėl Makbraidas. Na, sunkiai yra sugaudomas, kokia graži verstė, metimas ir dar 2 Braiso Makbraido taškai. Makbraidas kaip iškišo kamuolį Arminui Vilkui ir šis pasižymi dar vienu taini pranašumą šiandien. Oi, kaip lengvai Rokas Stankevičius grūda kamuolį iš viršų. Galo sudėtingą metimą teko mesti, o čia žaibiška Perlo ataka. Žukauskas atlieka perdavimą ir 2 lengvi Tito Pažarausko taškai. Vėl Radvilas Knyžys. Palei galinę liniją, labai lengvai įveiktas Giedrius Stankevičius. Rungtynių protokolą. Makbraidas kokį stogą dabar gauna. Čia greita ataka, Mačiulis joje iki galo 2 taškai. 3 taškius jis yra prametęs. Stankevičius per Mačiulį. Iš viršaus galingas dėjimas ir minutės per sekundės atakai. 2 spėja išmesti taškius. Čia kaip vagia kamuolį Bancevičius, o vėliau Rokas Stankevičius ataką užbaigia dėjimu iš viršaus. Knyžys iki galo, 2 taškai ir pražanga. Knyžys šokdina varžovą, gražus derinukas ir dar 2 Radvilo Knyžio taškai. Bancevičius dar po krepšių, ekstra perdavimas, Žukauskas, 2 taškai iki 2 ženklio. Ir toliau stebėkite 7bet nacionalinę krepšinio lygą. Ačiū visiems žiūrėjusiems, Lukas Gintautas buvo su jumis. Iki kitų kartų ir gražaus likusio savaitgalio. Iki.